Manau, sutiksit, nėra nieko skaudžiau, nei matyti sergantį vaiką. Už ką? Nuolat kyla klausimas. Mūsų mažiesiems toks likimas. Ineta. Ji pasaulį išvydo anksčiau laiko. 2,5 mėnesių susirgo meningoencefalitu. 10 dienų komoje. Nusilpęs regėjimas. O dar vėliau dar sunkesnės šios ligos pasekmės. Aš ją 5 mėnesių parsivežiau namo. Tai tas pats, kad aš ją ką tik būčiau pasigimdžius. Nes jinai galvutės nelaikė, į šviesą nereagavo. Į šviesą kažkur pradėjo reaguoti gal po kokių 2 mėnesių, bet va, į lempą vakare kaip uždegi šviesą, televizorių. Bet va, po truputį kažkiek atsistatė tas matomumas. Nu ir jau atrodo išlipom iš tų visų bėdų. Po 4 metų vėl pradėjau toj pačioj darbovietėje dirbti. Jau lygtai atsistojom ant kojų jau geriau jau. Jinai lakstydavo, bėgiodavo ir žaisdavo. Ir vieną rytą vaikus vyresnius išleidinėjau į mokyklą. Ir jinai kaip visą laiką su vaikais atsikeldavo jau tuo pačiu laiku ir sustingo ir nesuprantu, kas darosi. Ir paguldžiau ant šono greitai, jinai šnopuoja ten ant tos lovos. Iškviečiau greitąją. Aišku, kol greitoji atvažiavo, jinai atsigavo, bet aš nesupratau, kas čia buvo. Paskui paaiškino man, kad prasidėjo epilepsija. Ta epilepsija lygtais iš pat pradžių buvo biški švelnesnė tokia. Kad jinai tik tai suklupdavo, labai lengvai suklupdavo, bet jinai neužsigaudavo. Paskui, kuo tolyn, tuo pradėjo smūgiais skrist ir taip į dieną nuo 6 iki 8 kartų. O kaip tie smūgiai? Va kaip stovi, tai taip ir ant veiduko krenta. Jinai pati nenujaučia tų priepuolių. Kaip stovės, ar jinai sėdės, bet jinai vis tiek taip pataiko, kad ant veiduko, ar jeigu prie stalo būdavo, stovėdavo, tai jau kaip užeina tas priepuolis, tai taip ir kerta į stalo kampą, barzda susiūta 2 kartus. Ir kaktai jau aš nežinau, net nesuskaičiuosiu, aš kiek tų kartų ten buvo ir prakirsta, ir siūta, ir vėl prakirsta. Randais nusėtas visas mergaitės veidukas, kaktas, smakras, lūpos. Jie lyg kokie liudininkai, užregistravę kiekvieną mergaitės smūgį. Netekom ir dantuko. Irgi jau būdavo neleidžiam lakstyt, leidžiam sėst ant žemės žaist. Nu, besėdėdama ant žemės įslenksti per tą priepuolį. Aš iš pat pradžių nepamačiau, kad žiūriu tik tai kakta ta nubrozdinta. O kai pasodinau ant fotelio, galva kaip pakėlė, žiūriu, kad tas priekinis jau buvo išaugę nuolatiniai priekiniai dantukai, jau taip apsidžiaugiam, nes jinai nuo mažumės tų dantukų skaityk neturėjo, nes dažnai geležį vartodavom jau. Žiūriu, atsikišęs tas dantys į priekį. Tos giminaitis jau pagrindinis mano vairuotojas vyras. Turiu, neturiu tų pinigėlių, jau jisai veža mane visur su Ineta. Nuvažiavom į Kėdainius, Kėdainiai nieko neapsiėmė. Iškart į Kauną. Kaune tik tais labai man pašiurpau, nes be jokių nuskausminimų, be nieko atgal įkišo tą dantuką prie mano akių Inetai. Tai tada jau pradėjau rėkaut. Sako, viskas, galit važiuoti namo. Jinai tik atsisėdo ant tos kušetės, vėl tas dantuks atgal iškrito. Tai tada jau iškvietė budinti tą iš burnos klinikos tą jau chirurgą. Suveržė 2 savaitės, buvo suveržta su vėlom tie dantukai. Galvojam, kad išdabosimės jį, išsaugosim. Bet teko operuoti su narkoze ir vis tiek mes jau netekom. Buvau ir stalą su lovytės tom apsaugom apkalus, kad minkščiau, jeigu jau kad užsigaus, kad jau taip aštriai neprasikirstų. Buvo ir radiatoriai su lovytės tom apsaugom. Pati susiuvimo mašiną pasiuvau ir yra dar namie šalmaitė, kur pati savo rankom pasiuvus turiu, kur anksčiau nešiojom, kad kaktą ir barzdą apsaugot.
Kiek įmanoma viskas buvo visur apstatyta, kad tik tais jinai neužsigautų. Ne, dabar tai yra linksma, labai judri. Iš tikrųjų netgi smagu žiūrėti, kad jinai tokia yra. Nes kada aš pradėjau rašyti, ta prasme, kada jau aš sugalvojau rašyti laišką, tai buvo tikrai padėtis baisi. Nes pas mane labai dažnai jos būdavo, jos važiuodavo į Kauno klinikas kas antrą savaitę. Tai tikrai patikėkit, teko matyti, kada vaiko tu negali išleisti iš rankų, ta prasme, tu ją turi laikyti, nes jinai, nežinai, kad bent kuriuo metu ir gatvėje gali kristi ir krenta ir galva į žemę iš karto. Tai yra tikrai, kada žmogus nei į tualetą negali, nei pavalgyti ir ją visur va taip su dviem rankom. Tai sakau, kada pasižiūrėdavau, tai tada jinai, nei darželis jos neėmė joks. Ilona turi iš darbo išeiti. Tikrai ir dirbo ir ėjo ir svajonę savo gyvenimo, tokias kaip ten langus plastikinius susistatyti, ten pečių išsigriauti, tokias duris įsidėti, vaikams visiems akinukus padaryti, tai buvo tokios didžiausios svajonės. Bet kada žmogus nieko negalėjo, jau jinai nebegalėjo nei dirbti, nei čia močiutė, kai žinot, su viena ranka negalėjo, nieks išsaugoti jau jos, tada jinai turėjo išeiti iš darbo. Pradžioj daug gelbėjo Inetos senelis. Kartu jie dienų dienas nesiskirdavo. Tai buvo stipriausia namų draugystė. Su seneliu tai jau čia buvo visą laiką jau. Užtat aš, kaip jinai paaugo, aš galėjau jau ir į darbą pradėti eiti, todėl kad senelis pagrindė su jie būdavo. Aš į darbą, tai jinai jau žino, kad jinai eis pas senelį, jie kartu sriubytės įsiverda, jie kartu televizorių pažiūri, jie randa bendrą šneką. Ir vat senelio, kai netekom praeitais metais, užtat man teko išeiti iš darbo, nes... Skaitydavau knygelės, žiūrėdavau, senelis ją mokydavo, tai aš eilėraščių, tai senelis visokių eilėraščių moka, dainelių moka. Tai pavežiodam vasarą po lauką, į parką eidavom, tas parkas ten mūsų yra. Ten suoliukai pasidėdavom. Labai su seneliu, draugai buvo geri. Labai mylėdavosi ją. Jinai dabar klausia, kur senelis. Sakau, mirė. Sako, liūlė. Nežiūrint visko, Ineta labai judri. Nuo aušros iki sutemų. Ji pilna reikalų ir užsiėmimų. Ir visur kartu jai reikalinga kompanija. Mes visą dieną visi ant kojų pastatyti. Visi. Ne aš tai pas tėtį, ne pas tėtį, tai vat sesė grįžta iš mokyklos, broliai. Visus mumis čia jinai išaugdina, visus. Ir baba turi eilėraščius jai deklamuoti, su baba deklamuoja ir visi jaučiamės. Labai šaukina. Tie vaikai jiem nusibosta, jinai, žinot, jinai, kaip sakyti, tai duris daužo, tai, toks pasiausėjimas, tai duris daužo. Tai žiūrėk vėl, ką daro jinai, tai va tokius darbus jinai dirba. Tai šviesą užgesina, tai televizorių išjungia, tie žiūri, tai ne va taip va. Ką jie padarysi? Jinai yra toks žmogus. Ir tegul tai bus mergaitės ginklas prieš smūgius ir randus. Ir nors kova dar nelaimėta, bet kiekvienas iškovotas mūšis priartina prie pergalės.